Marinuoto smulkio gabalio pusgaminio tradicinis šašlykas gaminimas. Tikslai – paskaičiuoti kiaulienos šašlyko gamybai reikalingas žaliavas ir medžiagas. Žinoti žaliavų ir medžiagų sudėjimo eiliškumą. Mokėti paruošti marinatą, teisingai ir saugiai dirbti su peiliais. Laikytis saugos darbo, sanitarijos ir higienos reikalavimų. Reikalingos priemonės. Peiliai 2 vienetai, kurių geleščių ilgis 18 cm. Elektroninės svarstyklės. Talpos marinato ruošimui ir mėsos marinavimui. Žaliava – mėsa, prieskoniai, priedai. Marinuoto smulkio gabalio pusgaminio tradicinis šašlykas receptūra. Žaliavos pavadinimas. 1. Kiauliena. Sprandinė kumpis mentė 10 kg. Prieskoniai ir priedai 2. Druska 140 g. 3. Juodieji pipirai 20 g. 4. Bedruskis prieskonių mišinys 200 g. 5. Vanduo 1 litras 500 ml. 6. Acto tirpalas 200 ml. 7. Svogūnai 1 kg. Gaminio paruošimo technologija. Šašlykams gaminti atrinkta žaliava sprandinė, supjaustoma kubo formos 30–40 g svorio gabalėliais. Apskaičiuoti kiaulienos šašlykui gaminti reikiamų žaliavos ir prieskonių kiekius. Paruošiamas marinatas. Paruošta mėsa sumaišoma su paruoštu marinatu, druska ir prieskonių mišiniu šašlykui. Viskas kruopščiai išmaišoma. Nuvalomi ir nuplaunami svogūnai. Svogūnų galvos perpjaunamos per pusę ir supjaustomos grįžinėliais. Paruošti svogūnai suberiami į paruoštą mėsą ir marinato mišinį. Kruopščiai išmaišoma, kad svogūnų grįžinėliai tolygiai pasiskirstytų tarp mėsos gabaliukų. Paruoštas šašlykas 18–24 valandas laikomas vėsioje patalpoje 0,6 laipsniai Celsijaus temperatūroje. Paruošti šašlykai pakuojami po 1 kg į plastikinius kibirėlius ar vakuuminius maišelius.